Kaip reikia daryti taisyklingai pritūpimą? Ar gali kelią išeiti į priekį, o gal reikia daugiau pasilenkti pirmin? O jeigu kulnai kyla, ką daryti visais atvejais, kokie skirtumai, kokie privalumai, šiandien jūs tai sužinosite. Yra daugybė skirtingų pritūpimų variantų, tačiau praktikoje aš išskiriu 3 ir apie juos šiandien papasakosiu. Tai yra pirmasis variantas, kurį aš vadinsiu šiandien taisyklingu pritūpimo variantu. Žinau, daug žmonių sakys, nėra vieno teisingo būdo, visi būdai yra teisingi, priklauso nuo situacijos, taip, žinau ir aš tą patį sakau. Tačiau vis tiek kažkuris pritūpimo variantas bus labiau tinkamesnis daugumai žmonių negu kitas. Tai tas taisyklingas pritūpimas, kaip matote, pirmas, tada antras, kada mes pasvyrame labiau pirmin ir trečiasis, tai kada mes tiek daug nesilenkiam pirmin, bet mūsų keliai stipriai išeina priešais kojų pirštus, tai yra trečiasis variantas. Pradėkime nuo antrojo, tai kada mes lenkiamės daugiau pirmin. Kas atsitinka tokiu metu? Kaip matote, yra keletas žymių skirtumų, tai yra vienas iš skirtumų, tai kad čiurnos beveik nejuda. Kaip matote, čia yra čiurna, čia yra blauzdikaulis, tai čiurna beveik nejuda, keliai beveik neįsikišia pirmin, tačiau mūsų kūnas stipriai pasvyra pirmin. Tai yra tokios 2 tiesės, kurias mes nagrinėsime visuose, tai yra tiesiai blauzdos, taigi pasvirimo kampas ir pasvirimo kampas mūsų kūno. Kaip matote, jos eina šitos tiesės, susikerta gana greitai. Tai rodo, kad didesnė apkrova vyks toje vietoje, kur yra didesnis pasvirimo kampas. Tai jeigu mes štangą turime čia padėtą ant pečių, tai reiškia, didesnis pasvirimo kampas yra liemenyje, tai reiškia, kad mūsų liemuo turės didesnę apkrovą, lyginant su keliais, nes kelių matot, blauzdos pasvirimo kampas netoks didelis, tai keliai šiek tiek mažiau bus apkraunami. Tai yra pagrindinis skirtumas, kalbant apie šitą antrąjį variantą. Trečiasis variantas, tai kada matome dabar vėl pasvirimo kampas blauzdos yra toksai, tačiau kūno pasvirimo, liemens pasvirimo kampas nėra toksai didelis, jis beveik yra tiesus. Ką tai rodo? Jūs žinote, kadangi blauzdos pasvirimo kampas yra didesnis, tai sanarys, yra kelių sanarys, bus apkraunamas labiau. Lygiai taip pat ir čiurnų sanarys bus apkraunamas labiau. Šitas kampas yra mūsų klubų mažesnis, dėl to apatinė nugaros dalis bus apkraunama mažiau, tačiau apkrausime daugiau kelius. Ir trečiasis pritūpimo variantas, tai yra kada, matote, pasvirimo kampas yra panašus tiek liemens, tiek blauzdos. Ir tos dabar, jeigu aš kaip sudėčiau 2 tiesės, tai matot, jos yra viena beveik lygiai grečia kitai. Tai yra gerai, nes tada jeigu aš svorį laikau čia, tai svoris eis, matot, per visus 3 sąnarius panašių kampu. Tiek čiurnos sąnarys dirbs panašiai, tiek kelio sąnarys, tiek klubo sąnarys. Tai reiškia, per visus 3 sąnarius svoris, ar tai apkrova, kurią mes darysime, tai mūsų kūnas, ar papildomas svoris, pasiskirstys labai tolygiai. Dėl to visas sistemas apkrausite panašiai. Būtent dėl to aš rekomenduočiau 95% žmonių daryti tokį pritūpimą, nors kai kurie gal ir sako, nėra taisyklingo pritūpimo variantų, sutinku, tačiau šitas dažniausiu atveju bus naudingiausias visiems daugeliui žmonių. O ką daryti, jeigu pritūpimo metu atkyla kulnai? Tai pirmas dalykas, ką turite daryti, tai pabandykit padaryti pritūpimą net keliant kulnų. Tai būtų pats pirmas dalykas. Galbūt jūsų smegenys tiesiog nežino, kad reikia laikyti tuos kulnus padėtus ant grindų. Antras dalykas, ką pasižiūrėkit, jeigu jūsų kulnai atkyla ir jums neina pritūpti žemai, padėkit pėdą šiek tiek plačiau ir išsukit vos į išorę, pažiūrėkit, ar tai pasitaisė. Jeigu pasitaisė, labai gerai ir darykite tokį variantą. Jeigu vis tiek nepasitaiso, neina pritūpti žemyn, tai tada reikėtų pasitikrinti savo čiurnų arba klubų mobilumą. Apie tai galiu papasakoti kitose paskaitose, tik pakomentuokit. Todėl apibendrinant noriu pasakyti, kad pasižiūrėkit priešais veidrodį atsistoję šonu, darydami pritūpimą, ar jūsų pasvirimo kampai yra kaip pirmame parodyta, ar kaip antrame, ar kaip trečiame. Tokiu atveju žinosit, kurias sistemas labiau apkraunate. Mano patarimas jums
būtų siekiamybė tokia, galbūt jūs pradedate iš čia, galbūt jūs pradedate iš čia, tačiau ilgalaikiai perspektyvoje mes norėtume, kad jūs atsidurtumėt ties čia. Jeigu turit kažkokių klausimų, būtinai klauskit, jums atsakysiu. Jeigu patiko šitas pirmasis video, paspauskite patinka ir pasidalinkite su draugu ar drauge, ką manote būtų naudinga pamatyti skirtingas pritūpimo variantas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo kitose paskaitose.